Istorinių knygų autorė Sonata Dirsytė išleido naujausią savo istorinį romaną Išdidumo kalinė, pasakojantį apie ypatingas Lietuvos istorijos moteris. Nieko nelaukdama sveikinuosi su pačia romano autorė. Sveiki. Sveiki. Kaip jūs priėjote iki šitos temos? Ar jūsų praėjusios knygos, aš nežinau, ar aš esu iki galo tinkamai informuota, bet man atrodo, kad tematika buvo šiek tiek skirtingos. Tai ar šita tema jums buvo įdomi iš seniau, jūsų tema, tokia viduje virusi tema, gal netyčia atrasta tema? Kaip taip atsitiko, kad ta herojė Beata atsirado jūsų gyvenime? Pirmoji knyga buvo daugiau toks istorinis romanas, kurio centre šeimos gyvenimas Antrojo pasaulinio karo metais, o šita istorija bloškė dar toliau į praeitį, į 16 amžių, į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lenkijos karalystę. Ir šią istoriją apie Beatą Ostragiškę aptikau labai netikėtai, kopinėdama kalnuose, Tatrų viršūnėse. Sužinojau, kad tai yra jų vietinė tokia pažiba, pirmoji Tatrų turistė. Ir atrodo, kuo čia ta istorija tokia įdomi ir kuo čia ji turėtų mums būti įdomi lietuviams, bet pasirodo, kad jos motina buvo Žygimanto Senojo mylimoji, su kuria jis gyveno normalų gyvenimą dar iki Barboros Zapolijos, Bonos Sforcos laikų, susilaukė 3 vaikų ir pasikeitus aplinkybėms, gavus sostus, tiesiog turėjo atsisakyti tos šeimos, kuri tokia tarytum nekilminga, ir pradėti savo tą naują gyvenimą, jau turbūt truputėlį primesta kitų, kai ieškoma tos nuotakos tinkamiausios valstybei. Tai ta Beata tikrai tokia pasirodė labai įdomi, pralenkusi savo laikmetį, savo mąstymų, kova už savo teisės, vėliau už savo dukters teisės, nes ten irgi tokia labai įdomi istorija rutuliojosi aplink jos dukterį, kuri buvo turbūt viena geidžiamiausių nuotakų, kurią ir grobė ir visai bandė turbūt gal pasisavinti turbūt jaunikiai vien dėl turtų, nes jinai paveldėjo Ostragiškių turtus. Ar galit plačiau papasakoti apie Beatos asmenybę, kuo jinai, nežinau, išskirtinė, jos charakterio bruožai, jūs sakote pralenkusi savo laiką, tai tikriausiai drąsesnė, buvo labai patriarchalinis laikas, vyrai dominavo, kaip jai sekėsi gyventi tuose laikuose? Ji buvo užauginta karaliaus dvare nuo mažų dienų, kadangi motina Kotryna Koščelecka buvo ištekinta vėliau už Žygimanto Senojo iždininko, jo paties tokių norų. Ir ji iškeliavo iš Krokuvos į Vilnių, paskui savo vyriausią sūnų Joną, kuris turėjo net ir tą įteisinimą tokį, kad jis buvo kunigaikščio sūnus, tai Jonas ir buvo vadinamas Jonas iš kunigaikščio, o Beata vos kelių metukų atsidūrė dvare be mamos, ją auklėjo Bonas Sforca ir vėliau galima matyti, kad ta Bonos Sforcos įtaka jos minties raiškai, jos mąstymui, kaip jinai vėliau tvarkėsi su paveldėtais turtais dvarais, labai tikrai priminė Bonos Sforcos mokyklą, sakyčiau. Tai tikrai buvo stipri moteris ir kyla klausimas turbūt, ar tai jinai paveldėjo iš savo motinos Kotrynos, kuri taip pat tam laikmetį buvo labai tvirta moteris, ar tai buvo Bonos Sforcos mokykla. Vis tiek jinai daug metų gyveno šalia jos dukterų, kaip turbūt beveik vos ir ne kaip viena iš dukterų. Ar moteriška linija, ar man taip atrodo, ar moteriška linija jums apskritai svarbi rašant? Nes atrodo, kad jūs tų moterų labai daug
nežinau ar labai daug, bet pakankamai daug minite, pakankamai daug su jom supažindinat. Atrodo, kad moters tema iš principo jums yra svarbi, gal aš klystu? Moters tema turbūt tikrai yra tokia centrinė, aplink kurią rutuliojasi visas pasakojimas, bet ne tik. Čia galima rasti ir visokių karališkų intrigų, įvairių prasisiekėlių, kurie gyvena, vaikšto dvare, bando sukelti ir perversmus, ir šarlatanai veikia įvairūs. Tai to konteksto yra daugiau, bet ta moteriška linija ir kaip visas tas kontekstas ir ta istorija bandė galbūt sugniuždyti ir tas moteris pastatyti į savo vietą, tai turbūt ta yra centrinė ašis. Kodėl jinai jums svarbi? Arba kodėl kabina? Man turbūt labiausiai norėjosi parodyti, kad yra tų moterų istorijos paraštėse, nes labiausiai ir žinome turbūt Barbora Radvilaitė, Bona Sforza, bet yra daugybė moterų, kurios tarsi pamirštos, užmirštos, bet tikrai nemažiau įdomesnės, turbūt labiausiai ir norėjosi tą parodyti. Ką reiškia rašyti istorinį romaną? Man tai atrodo žiauriai sudėtinga. Aš tiesiog visą laiką pagalvoju apie kažkokį tai istorinį kontekstą ir tada mane pradeda imti nervai. Tai ką jie valgė, tai ką jie darydavo atsikėlę, tai ar pasimdavo laikraštį, kokį laikraštį, ar jie galėjo turėti laikraštį, kokią kalbą jie skaitė, ar jie iš vis galėjo mokėti skaityti ir tie klausimai nesibaigia. Man atrodo, kad žmogui, kuris rašo, juos visus reikia atsakyti. Ir tada tas romantiškai skambantis rašymas, ar jis nėra tiesiog sėdėjimas archyve ir bibliotekoje, toks užsidarius, susikaupus ir iš esmės nematant dienos šviesos? Iš tikrųjų, ten jokio romantizmo nėra tam rašyme, nes tai yra toks tikrai, aš vadinčiau, labiau darbas, kai tu keliesi 5 ryte, baigi savo darbą 11 valandą, tame dar įsiterpia kiti visokie darbai, bet laisvą minutę radus tu tiesiog kartais taip, tas faktų paieška, knisimasis tarp informacijos gausoje. Džiaugiuosi, kad dabar yra tokie modernūs laikai, kai tu gali nusipirkti, parsisiųsti iš mokslinių duomenų bazių naujausius straipsnius istorikų ir nereikia ten tuose realiuose archyvuose knistis ir dauguma šaltinių būtų rusėnų kalba, kas irgi turbūt tas barjeras dar yra. Nors tekdavo tikrai dėl laiškų, kai kurių vertimo konsultuoti su specialistais, kurie yra rašę tą temą ir tikrai padėję man ir dėl įvairių asmenybių ir ten tokių subtilių įvairių dalykų, tai tikrai konsultavausi. Tai tikrai to darbo daug ir kartais atrodo norėtum rašyti, bet sustabdo kažkokios menkos detalės trūkumas ir tu knisiesi savaitę, kol kažką surandi, kad galėtum atsispirti ir toliau rašyti. O ten atrodo gaišti savaitę dėl kažkokio sakinio ar sakinyje žodžio, bet jis būtinas. Ar baisu netinkamai, neteisingai pateikti kontekstą? Ar baisu, kad istorikai sukritikuos, kad sakys nerealistiška? Visiškai tikrai turiu tokių visada šiurpuliuką, kalbėdama turbūt ir su istorikais ir kartais tu randi vieną šaltinį, kuris teigia taip, o kitas istorikas teigia vienaip. Tai vienas iš tokių kontroversiškiausių turbūt ir yra dalykų, ar Beata buvo Žygimanto Senojo dukra, nes jinai jau gimė, kai jos mama buvo sutuokta su iždininku, bet po iždininko mirties. Vieni istorikai irgi ginčijasi, ar sako, galbūt ne, galbūt tikrai negalėjo, gal tikrai nuo to ganėtinai vyresnio amžiaus iždininko pavyko susilaukti to vaiko, kiti sako, ne, čia turbūt dar ir 4 Žygimanto Senojo vaikas. O knygoje aš pasilikau tą tokią abejonę, kad ir pati Beata, ko gero, girdėdama tas įvairias kalbas, kurios sklido ir rūmuose, ir už rūmų ribų, galėjo suabejoti savo ir kilme, ir
turėti abejonių, kaip čia iš tikrųjų buvo. Jinai gyveno valdovo dvare, paprastas vaikas, jos brolis ir seseris gali vadinti Žygimantą Senąjį savo tėčio, jį lyg ir negali. Apie motiną irgi sklando visokios dainelės ir eilėraščiai, kad tai Moravijos ragana apvyniojasi aplink pirštą karalių. Tai vat tada įsijungia ta fantazija šalia istorinių faktų. Tu bandai suprasti tą asmenybę, tą istorinę asmenybę kaip personažą ir įsijausti į jo jausmus, kaip jis tuo metu galėjo jausti, ką išgyventi. Tai ačiū, Sonata, man bus be galo įdomu paskaityti knygą. Aš tikiuosi, kad ir kiti ją skaitys.